Taip, judam toliau ir supratau, kad būtų labai įdomu matyti puslapyje, kaip vystėsi viskas. Tarkim, pirmą dieną, antrą ir ten tas dienas, kai buvo kažkokie daromi pokyčiai. Kad tą padaryti, reikia sukurti puslapį nuotraukom. Tas puslapis turi būti tam puslapyje pagrindiniam. Tai yra index.html. Turim index.html, jisai pagrindinis, kuriame turi būti tas kitas. Ta kitą sukūriau nuotraukos.html. Tipinis kodas reikalingas, kad puslapis veiktų. Pavadinimas, antraštė, nuotraukos bus po to. Kaip tai daroma? Taip, yra A. Jeigu Sublime naudojat, tiesiog parašot A ir tap. Ir šičia, tarp šitų skliaustelių, jau yra tas puslapis, kurį susikūrėt. Nuotraukos.html. Nuotraukos ir čia jau bus tas vadinamas linkas, kurį paspaudus atsidarys šitas puslapis. Noriu taip. Va. Labai paprastai. Kad šitas būtų pasiekiamas, aišku, jį reikia vėl įkelti į savo serverį. Per serverius LT. Galim, aišku, tą padaryti. Taip. Taip, aš jau čia prisijungęs. Prisijungimą matėt, kaip reikia daryti. Failo tvarkyklė. Failus į šį katalogą, pasirinkti failus, nuotraukos, įkelti failus. Keliam failus pradžia. Taip, HTML. Ir žiūrim, ką gavom. Taip. Tai buvo redaguota medžiaga anksčiau puslapio ir dėl to nesigavo tas rezultatas. Tai žiūrim dar kartą, pataisiau. Taip, užsikraunam indeksą, čia index.html, kuriame kontaktai, video, nuoroda į puslapį su nuotraukomis. Spaudžiam, taip, užėjom www.nuotraukos.com, puslapio nuotraukų.